Sveiki, maždaug prieš mėnesį Insta360 pristatė naują savo flagmaną 360 kamerą Insta360 X4. Labai tyliai, niekam nesakė, nors mes visi laukiam, o jie tiesiog ėmė ir pristatė ją. Teisingiau mes pamatėm iš tikrųjų pas Insta360, kad jie turi sandėlį, reklamos niekur nemačiau. Jeigu kažkas matėt, rašykit, tu labai blogai žiūri ir dėl to ir nematėjai. Lygiai prieš metus šitoje pačioje vietoje pristatinėjau Insta360 X3, kurį mane super sužavėjo. Mes turim slidinėjimo klubą, šokinėjom, visokius darom trišiam, ore per tramplinus ir labai patinka tą filmuoti, po to dėti tos video į socialinę mediją. Tai su Insta360 X3 jau man labai patiko, o šita turi ir papildomų galimybių. Ne veltui jinai būtų, ar ne, naujesnis modelis, tai jau jinai gali filmuoti 8K 360 su 30 kadrų, tai įsivaizduokim, kad jūs viską filmuojate aplinkui, aš ją po to išimsiu, priartinsiu, parodysiu, kaip šarčiau atrodo, galit kiekvieną vietą prisiartinti, kuo didesnė raiška, to arčiau gali pritraukti esantį objektą ir detališkumas būna dar pakankamai rimtas. Tai ką įdėjo dar nauja, kad baterija laiko 63% ilgiau, turi dirbtinio intelekto galimybės, čia šis turbūt kaip atskira reikėtų jos privalumą įvertinti, kad Insta360 gamintojo vienas iš pagrindinių privalumų yra softas, super appsas, telefone susikūrė proxy failai, tu be jokių laginimų greitai darai, redaguoji video, pakankamai viskas aišku. Dabar netgi toks įdomus dalykas, kad dirbtiniam intelektui per parą gali 3 video aprašyti, išsikerpi kelių sekundžių įdomesnį momentą, kaip šokis su kaitu ar su slidėm ir aprašai. Noriu, kad aš skrisdamas būčiau Fortnite kažkoksai dalyvis žaidimo arba noriu būti Songokas, ar ne? Tai dirbtinis intelektas kažkur 2-3 minutės gamina pas save serverį, tau grąžina tą video pagamintą. Ir viso tai nemokamai, tai tiesiog parsisiunti, nusipirkęs kažkokį tai Insta360 produktą, parsisiunti tą appsą ir jisai tau tos video gamina. Aš galiai įdėsiu lentelę, kokie yra pagrindiniai skirtumai, kad čia nebūtų matematikos pamoka ir kad reikėtų atsimintis mintinai, bet pagrindiniai yra baterija laiko daug ilgiau ir jau yra 8K, didesnė raiška. Tų dalykų mums reikia su ja, ar filmuojant ten, ar kažkoks įdėtas papildomas kronšteinas, ar mygtukas turbūt nėra labai svarbu, bet iš esmės visi įdomumai vyksta per appsą. Appsas gali iškirpti lazdą, jis iškirpa, tu laikai su lazda šitą kamerą važiuodamas, video jos nėra. Jisai gali pagreitinti tavo video ir padaryti timelapsą. Tai atrodo, kad tu judi per pasaulį, nežinau, supermeno greičiu. Jisai, kaip minėjau, gali per dirbtinį intelektą iš viso sukurti, nežinau, tau ten dangų šiaurės pašvaistę, tave padaryti robotų ar ten kažkokių lapiukų ar žvėrim. Tai labai įdomu žaisti vakare, atsigulęs po dienos sporto, dviračiai, ridučiai, slidinėjimas, atsiguliai, pagaminai video, sukėlė į mediją, pačiam smagu, kitiem parodai, visi aikčiai, visi sako, o koks tu kietas, labai gražiai kažką padarai, nežinau, saltą, gal kažkas mėgsta parkūrą, visur tinka. Tai va dabar aš ją išpakuosiu ir pažiūrėsiu, kas gyvena viduj. Kamerėlę pakuojame ir išpakuojame, vis tiek ją dėsiu į nuomą ir pats pabandysiu, tai nebaisu yra perpjauti, klientui nereikės jau kažkokios naudotos, išpakuotos pirkti, jinai bus pas mūsų nuomai. O kadangi bus pas mūsų nuomai, aš kokią vieną kitą dienelę ją ir nemokamai pasinaudosiu. Vat koks aš būsiu gudruolis. Plastikas mums nereikalingas. O vat čia mes kažkaip bandysim ją išpakuoti. Krisk. Važiuoja po truputį. Ir kada nors gyvenime išvažiuos, nes labai įdomus popierius, toks atrodo kaip guma, kad kimba. Štai. Nieko čia ypatingo viduj nebus iš tikrųjų kamerėlė, ją prinešiu arčiau. Jis yra šiek tiek didesnė. Ar procesorius, ar baterija užėmė tas vietos, bet jis yra didesnė. O jau suplėšiau iš karto, jeigu reikėtų po to grąžinti, būtų man bėdų. Taip. Yra dėkliukas. Šiaip nepamenu, ar X3 buvo dėkliukas. Bet šitoj yra. Prakirpkim jį ir pažiūrėkim, kaip jis atrodo. Plastikų mes nemylim manim. Dėkliukas yra
Minkštas, paprastas yra korteliai, vietelė jau įsikišti, jeigu keletą microSD, čia yra laidui įsikišti, jinai telpa pakankamai patogiai, pakrovimo kabeliukas į šoną įsideda ir naudoji savo. Gerai, o kas čia toksai yra, pažiūrim. Čia apačioje yra tvirtinimas, čia viršų yra tvirtinimas, įdomu tik tai, kam jį dėti ant viršaus, jeigu ir be jo pilnai laikosi. Čia tikriausiai yra, kad nenudaužytum šonų. Didžiausias jos privalumas, po kol kas kito panaudojimo nematau protingesnio, nes ar su šito apsauginiu dėklu, ar be apsauginio dėklo, jinai lygiai taip pat gali funkcionuoti. Tai aš mačiau ir nuotraukose, kad jinai yra reklamuojama kartu su šito dėklu. Aš nematau jo panaudojimo be apsaugos kažkokios kitos funkcijos. Ir ką čia yra net neverta pakuoti, čia yra tiesiog USB-C laidas iš jo, kad pažiūrėsit jokios naudos. Ir paskutinis dalykas, kas čia slepiasi, pasižiūrėkim. Aš ne kaip kokie youtuberiai, žinai, visada viską darau intuityviai, nesiruošiu šitiem video, bandau viską iš praktikos, tai kartais galiu kažko nežinoti, bet po kol kas 95% viskas man būna aišku. Tai va, čia yra servetėlė, su kuria galėsit nusivalyti arba ekranėlį, arba objektyvėlį. Pažiūrim, ar dar kažkas gyvena viduj. Čia yra instrukcijos, ne? Instrukcijas, o šičia instrukcijos turbūt yra dar ne tik kinų kalba, japonų. O ne, žiūrėkit, matot, būčiau nepažiūrėjęs ir būtumėm nežinoję niekas, kas čia yra prieš perkant. O čia yra tokie objektyvo, net ne vieno, o dviejų apsauginiai lęšiai. Geras. Žiūrėkit, va, jie, matot, čia. Iš tikrųjų, aš nežinojau, kad jie čia yra. Tai aš jums, nuimsiu vieną, ne? Va. Na ir jau galim atnešti arčiau, to pačiu ir pabandysim, jie čia yra du. Va. Atnešiu arčiau, pabandysim uždėti. Na va, kamerėlė atvažiuoja pas mūsų, o kokia jinai gražuolė. Jinai yra didesnė negu buvo praeitoji. Labai nedaug, bet jinai yra šiek tiek didesnė. Tai kaip ir žadėjau, uždėsiu pirmą lęšį. Taip, čia yra lęšiukas. Užmontavau. Pasukau, laikosi. Va, kaip atrodo be apsauginio lęšio, kaip atrodo su apsauginiu. Nes prieš tai, ypač kas numodavo mano kolegos ar Vilniuje, ar Kaune, tai turėdavo bėdų, nes sinumavę klientai subraižo pagrindinį lęšį ir jau pradeda matytis video medžiagoje tam tikri artefaktai. Subraižytas lęšis gali duoti video esantis tokius saulės zuikius, tokius prašvietimus keistus ir gali būti spalvinė gama kažkokia iššokanti, tokia vaivorykštės tipo. Tai dažnu atveju pasitaiko, kai jie yra tik tai psichologiniai, bet iš tikrųjų, jeigu neteisingai įbrėši, tai gali matytis ir video šitas dalykas. Tai va, čia jau yra jie įmontuoti, įdėti, mums tik juos reikia prisidėti ir du papildomi ir juos po to, aišku, ateityje galėsi nusipirkęs. Ir jeigu subraižiai originalius ir kažkada nusipirki naujus ir užmontuoji vėl. Pažiūrim, kas čia dar gyvena be to. Čia yra baterija. Va, jinai šitaip išsiema didžiulė, va. Matot, kokia monstrinė. Prieš tai buvo gal dvigubai mažesnė. Dėl to jinai ir laiko, aišku, daug ilgiau, nes jinai dvigubai didesnė. Čia yra pakrovimo kabelis USB-C. Čia yra, matau, mikrofono įėjimas, čia turbūt, kad stereo, tai iš karto mes turim du mikrofonus. Čia yra jungimas, čia yra funkcijos viduje keitinėjimas, ekranas pagrindinis, ant jo galite peržiūrinėti video, keisti tokį funkcionalumą. Na ir čia standartinė jungtis prie trikojo, prie keidžo, kokio nors, ką be sugalvosit, prie lasdos. Ir nešiojimus, nes be lasdos jie ten slidinėti laikant rankoje, ar nežinau, su dviračiu važiuoti visiškai neįdomu. Čia montuoja laikiklį ar ant dviračio rėmo, ar ant kaito, ar ant lenktynės mašinos užsimontavai ir savo naudoji smagiai. Na va, štai kokia jinai gražuolė. Patinka? Aš būtinai ją išbandysiu, nes mano nuomonė, kad Insta360 šiuo metu tai yra flagmanas. Įdomiausias produktas masiniam naudojimui.
Jie turi ir labai rimtų 360 kamerų visokiem muziejam filmuoti, miestam įamžinti 360, bet masiniam naudojimui šiuo metu aš manau, kad bus top saileris, vat, visą vasarą, ten kaitai, vandens sportai, dviračiai, motociklai, o žiemą aišku prasidės slidinėjimas, kurie beveik vienas pagrindinių produktų, kurie juos ir parduoda. Tai va, šiandieną tiek, lentelė atsiras šičia palyginimo, ją pasižiūrim, žinom, užsisakinėjom ir iki kitų kartų.